Labas vakaras, sakome visiems naktinėjantiems sportinės karpių žūklės gerbėjams. Esame trečiajame Lietuvos čempionato finalinėme etape Krante LT taurė. Šalia manęs, kaip ir vakar, varžybų vyrteisėjas Mantas Brazaitis. Mantai, buvo reikalų? Buvo. Apie reikalus šiandien kalbėsime ir, trumpai įvykiams užbėgant už akių. Šiandien, mūsų podcastas iš 3 dalių. Pirmoje dalyje aptarsime visus rytinio, vakarinio svėrimo rezultatus, kaip atrodo lentelės zonose, kaip atrodo bendroje etapo lentelė. Ir jau, kaip žadėjom žiūrovams, pabandysime įlysti ir į čempionato overall lentelę. Pabandysime paspėlioti, galbūt jau galime daryti kažkokias tai dar netoli siekiančias išvadas, kas taps Lietuvos čempionais bei čempionato prizininkais. Antroje dalyje kalbėsime apie artėjantį pasaulio čempionatą Šiaurės Makedonijoje. Turėsime labai įdomų interviu su vienu iš rinktinės kapitonų Rimantu Kiču. Kalbėsime apie patį vandens telkinį ir, šiokius tokius pletkus ir įdomybes, tie pletkai jau čia pas mus klaidžiojo, galima sakyti, vos ne nuo pavasario. Ir trečioje mūsų šiandienos podcast'o dalyje žaidimas. Paskelbsime vakarykščio žaidimo nugalėtoją NP Bytes 4 indeliams laimėti. Vakar tiesa įsigazavęs perbėgų ir pasakiau, kad 5 indeliai, 4 indeliai NP Bytes masalų, tačiau tikrai patikėkit, prizai vertingi, šviežutėliai geri. Ir paskelbsime naują žaidimą laimėti štai šiam dideliam maišui Dynamite Base Source 5 kg masalinių kukulių, jaukiminių kukulių, bet galima naudoti ir masalui, ir jauką maltą ir taip toliau ir panašiai. Taip, kad būti su mumis verta, podcast'o žiūrėti verta, skelbsim, kaip sakiau, dar ir naują žaidimą. Viskas, Mantai, lekiam į lenteles ir patikėkit manim, dar prieš startuojant šiam įrašui, mes su Mantu tiesiog sėdim, taip susiėmė už galvų. Nes darbo čia daug. Ir pamėginsime kažkaip tai susisteminti tą informaciją, nes tiek kartų, kiek vertėsi lentelė šiandien, tai sunku ir pasakyti. Sunku. Tai pradėkime, ko gero, gerai. Pradėkime nuo zonos A ir eikime step by step. A, B, bendra Lietuvos čempionatas ir toje vietoje baigsime šios dienos rezultatų analizę. Rytas šiandien zonoje A ir turime staigmenėlę. 3-1-4 Team Poseidon aplenkė Šiaurės rytų karpininkai. Kasgi ten? O Šiaurės rytų karpininkų drąsiai galima būtų pasakyti spurtas, vienas didžiausių svėrimų zonoje. Tai yra 13 žuvų, kurių bendras svoris 64 kg ir 700 g. Kas, sakyčiau, dar ir pagal vidurkį visai neblogai. Ir jie rauna į priekį. Žiūrovai prieš tai pas mus labai daug vilčių dėjo žaidimuose į Šiaurės rytų karpininkus. Vakar nepaėjo, bet jeigu tas balsavimas būtų šiandien, tai tikrai būtų ta tema tikusi. 3-1-4 Team Poseidon vis tik tai neišsilaikė, nors irgi pasvėrė visai neblogai. Vipiniam dešiniajame A zonos sektoriuje 11 žuvų ir 44 beveik su pusę kilogramo. Tikrai neblogai. Ir bet faktas, kad tiek Šiaurės rytų karpininkai, tiek 3-1-4 Team Poseidon, kai kalbame apie bendrąją Lietuvos čempionato lentelę, mes suprantam, kad šansų matematinių gal kažkokių būtų, bet šansų, kai kalbam apie jau viskas, apie finišą, apie finalą, jie neturi daug. Ir mes žiūrime į 3-4 pozicijas, kur kapojasi kaiminystėje, žvejojantis Krante LT ir Trauk žuvį LT2. O va čia tai kapojasi. O ten įtampos labai daug. Ir 3-4 vietos galiu dar šiek tiek užbėgti į priekį. Čia vyrai kapojasi dėl Lietuvos čempiono vardo. Ir naktį vieni gaudo geriau, dieną kiti gaudo geriau ir ten skirtumai lieka minimalūs. Jo, ir Krante LT komanda, Linas su Viktoru parodo didžiausią svėrimą kol kas netgi etape, jeigu neklystu, 15 žuvų jie pasveria po nakties ir jų bendras sugavimo svoris 67 kg 400 g. Tuo tarpu Trauk žuvį LT2 pagrindinis varžovas viso labo 6 žuvis, daugiau nei
kur jau tau daugiau, na beveik trečdalį tik to žuvies parodė, ką parodė jų pagrindinis varžovas, 6 žuvytės ir per pus mažesnis svoris, 33 kg ir 625 gramai. Ir, na, kaip sakė man, tai kai kalbam apie būtent Krante LT ir Trauk žuvį LT2, kuriem taip jau likimas lėmė, kad dėl Lietuvos čempiono vardo jie kapojasi šiame etape, tai faktas vienas. Jau čia nereikia nei įvykiams už akių užbėginėti, niekur. Po burtų traukimo jau buvo aišku, komanda laimėjusi zoną, viena iš tų dviejų, Krante LT arba Trauk žuvį LT2, ta komanda, kuri bus aukščiau, ta ir laimės Lietuvos čempionų vardą, taip kad labai įdomu ir dar bus įdomiau, kai įlysim į vakarinę lentelę, nes ten vėl labai labai įdomus pokyčiai. Žinau, kad transliacija iš zonos, šiandien vakare buvo iš zonos B, nematėt, kas vyksta zonoje A, o ten įvykiai susiklostė tikrai labai įdomiai. Tai va, tokia situacija ryte. Šiaurės rytų karpininkai pirma pozicija, bendras svoris 133 beveik kilogramai, 3,1 120 kg žuvies, Krante LT 108 kg 550 gramų, Trauk žuvį LT, jiems reikia pasispausti beveik 63 kg. Tai čia jau reiktų imtis rimtų veiksmų, kaip manai? Tikrai taip. Bet... Na, čia taip galvojom ryte, kad reikia imtis veiksmų. Ir matėm, kad komandos veiksmų ėmėsi dieną. Grįšim į vakarinį svėrimą, vėl eisim per zoną A. Dabar bėgame į zoną B. Zonoje B 9 Krante LT. Na, tikrai puikiai po naktelės atsigavo. Nors jie turėjo panašų sugavimą ir šiek tiek anksčiau. Ryte jie sveria 7 žuvis. Taip, 7 žuvis, 32 kg 525 gramai. Vėlgi, sakyčiau, ir vidurkis visai neblogas. Joba, kai kiti varžovai tikrai nepasirodė taip stipriai. Taip, Na, vieninteliai Skailinkai, nors ir po svėrimo buvo viso labose 7 vietoje, bet Skailinkai pademonstravo šeštadienio rytą, na bent jau vienetais, taip pat gausiausią svėrimą zonoje, Skailinkai sugavo 8 žuvis, tačiau, na, startas jų buvo labai silpnas, 0 žuvų, 1 žuvis, 3 žuvis, dabar 8. Tai, na, nenuostabu, kad jie yra 7 vietoje, bet vėlgi sveikinam Skailinkus, kažką tai rado, kažką tai, na, atkasė ir vėlgi per liūtį kibo geriausiai. Naktį praėjusią, kaip minėjom, turėjom daug kataklizmų. Čia apie liūtį kalbant, tikrai seniai mačiau tokį lietų, buvo tikrai įspūdingas. Karšta. Ir karšta, ir šlapia. Ir labai kas dar įdomu, kad būtent, nu čia jau toks out of topic, kad būtent tos didelės liūties metu abiejose zonose gaudžiusios komandos, kurios, na, po nakties padavė tikrai, na, tokį jau didesnį, įspūdingesnį kiekį žuvies, neslėpė, jog per pačią liūtį kibo geriausiai. Atrodytų, žaibuoja, daužosi aplinkui dangus, žemė su dangu maišosi, vėtra, palapinės lupa nuo šniuriukų ir koliukų. O sako, čiuožė viena paskui kitą, stovim iki paskutinio siūlelio, kai orai peršlapia, bet pats žinai, kai žuvis kimba. Nežinau. Kai žuvis kimba, tau niekas neįdomu, tu nejauti jokių kitų dirgiklių. Ta turėjau omeny. Gerai, tai dabar apie rytinį svėrimą. Jis, tarp kitko, buvo labai įdomus zonoje B. 9 Krante LT rauna į priekį, 79 kg 100 gramų po rytinio svėrimo, bendras svoris. NP Baicai atsilieka netiek jau ir daug, maždaug apie 12 kg. Čia labai daug po kablelio skaičių, taip greitai nespėjau skaičiuoti kaip mūsų šitą labai protinga programėlė. Bet 40 ir 39 vipiniai sektoriai, nenuostabu, dalyjasi 1-2 pozicijas. Ir 5-2-7 puikiai savo krapšto žuvytę, na, krapštė žuvytę 32 sektoriuje ir viskas tikrai pas juos bėgosi neblogai. Krante LT Karpoholiks, vėlgi, tai yra komanda, kuri kabinasi į pirmąjį trejetą ir jų pasirodymas tavo akimis koks? Vienas geresnių? Tikrai taip. Trečias rezultatas ryte. Taip, trečias rezultatas ryte, tiek pagal žuvų svorį, tai tiek pat su 9, bet pagal bendrą svorį, taip, trečias. O ir tų
kilogramų skirtumas tarp zonos lyderių irgi nėra didelis. 527 su karpoholikais, na viso labo grubiai tariant apie nepilnus 4 kg. Ir dar kas buvo įdomu, tai šiandien kalbėjome apie NPBAIC ir 527 po rytinio svėrimo. Jos skyrė viso labo 600 gramų, taip kad čia buvo dar visiškai apie nieką. Tai va, labai trapi, labai slidi situacija visam pirmam penketuke B zonoje po rytinio svėrimo. Kalbėti apie bendrą lentelę dabar net nėra didelės prasmės. Lendam į vakarą, kur turim daug naujienų. Daug naujienų ir įtampos. Daug naujienų, o įtampa tai jau praktiškai tokia, kad Jaučiasi jinai jau ore. matosi ir mes jau ją galime pjaustyti peiliu. Nes iki varžybų finišo, na bent jau dabar, kai filmuojame šį podcastą, lieka kiek daugiau nei 14 valandų. Ir pats šiandien keliavai su rinktinės kapitonais. Priminsiu, šiandien atvažiavęs yra Deividas Sabonis ir Rimantas Kičas. Visą dieną jie dirbo prie vandens, stebėjo meškeriotojus, renkasi jau šiek tiek, jau pradeda atidžiau žiūrėti, kas galėtų būti rezerviniai Lietuvos rinktinės žaidėjai. Ir įdomu tai, kad po 5 svėrimo, na, niekas per daug nepasikeitė, bet kiekiai žuvies. Ten buvai pats ir ten matei, kad ateini ir oleliava, čia tai pabūsim, ar ne? Tai tavo įžvalga trumpai. Žuvys pradeda reaguoti, nu tai normalu. Varžybų galas, žuvų skaičiai įspūdingi. O tarp kitko, A zonoje sėdinčios komandos nuo pradžios, kai pradėjus 3-1-4 Team Poseidon ir tolyn visos... Na, nuo dešinio krašto. Nuo dešinio krašto visos tikrai stiprios. Tai ir pas Šiaurės rytų karpininkus turėjom 17 žuvų. 17. Ir pas Team Poseidon 8, Krante LT komanda šiek tiek apstojo. Sustojo šiek tiek, jo. 7 žuvis. Įtrauk žuvį LT2. Ką tik tai kalbėjom, ar ne? Atsiprašau, šiek tiek galbūt pertrauką, bet ką tik tai kalbėjom, kad Krante LT ir Trauk žuvį LT2, kurie kapojosi dėl Lietuvos čempionų titulo, tai vieni po nakties atrodė silpniau, tai dabar per dieną jie apsikeitė realiai vaidmenimis. Krante LT 7 žuvis, tuo tarpu Trauk žuvį LT2 17, jūs galite įsivaizduoti. Ir komanda tikrai padarė viską, ką galėjo ir buvusi 40 kg skirtumą jį panaikino iki 4 kg. Jūs įsivaizduokit, tai tikrai padarytas milžiniškas darbas, nes na jau vieno momentu po rytinio svėrimo sakom viskas, jau Krante LT bėga, Trauk žuvį LT2 jau panašu, kad jau ate, ar ne? Taip. Bet mes žinom, kad čia yra sportinė karpių žūklė ir tikrai nenuvertinam ir nenurašom nei vienos komandos, kurios žino, ką reikia daryti, žino, jeigu mes sustojom, vaikinai, imam, dirbam, darom ir matom, kad Trauk žuvį LT2 komanda rado tikrai stebuklingą piliulę kažkokią. Tai. Ir dar papildysiu apie Trauk žuvį LT komandą, tikrai tenais... Antroji komanda, taip. Antroji komanda, tikrai praleidau ten nemažai laiko šiandien. Tai jie savo sektoriuje nuo pat pradžių turi senų paliktų priplėšytų valų ir panašiai. Tai iš pasvertų 17 žuvų pagal kibimų skaičių jų turėjo būti gerokai daugiau nei dvigubai. Na tai realizacija, tu visai šiek tiek pagadino skaičius, bet ką padarysi. Tačiau Krante LT po rytinio svėrimo turėjo, šiek tiek didėti, kaip minėjai, 40 kg, turėjo tokį stiprų gepą, tą vadinamą, ar ne, atotrūkį. Ir dabar žiūrėdami į skaičius galime konstatuoti tik vieną, kad Krante LT ir Trauk žuvį LT2 mes prieš startą tiek su Mantu Staškum, LK prezidentu, tiek patys kalbėjome, jog šioms dviem komandoms į finalą atėjus su vienodu taškų skaičium, visas čempionatas turėjo prasidėti ir baigti šiame etape. Tai dabar, kai jos abi turi 4 kg skirtumą, tai man tai vėl konstatuojam tą patį. Viskas prasideda iš naujo. Jiems po 5 svėrimo vėl čempionatas. Visas čempionatas prasideda iš naujo, na ir pas juos žuvis buvo pasverta maždaug apie 7:30–8 val. Tame tarpe, tai jūs pamėginkite įsivaizduoti. Tau lieka apie 16 valandų iki finišo ir tu supranti, kad
į tas 16 valandų sulenda tavo visas čempionatas, visi tie 3 ilgi etapai. Na tikrai fantastinė kova mums dovanoja sportininkai, Šiaurės rytų karpininkai. Tikrai sveikinam, puikus jūsų pasirodymas, Šiaurės rytų karpininkai kabinasi į pirmąją vietą etape. Bendroje lentelėje nepanašu, kad jie ten kažką tai gali, jau kai kalbu apie čempionato pabaigą, ne kažką ten galėtų ir pasiekti, bet bent jau etape jie tikrai dirba puikiai. 15 sektorius dabar po vakarinio svėrimo 205 kg, 625 gramai, 3-1-4 Team Poseidon, vipinis dešinysis 14 sektorius, 158 kg, na ir mūsų ką tik aptarti, Krante LT ir Traukžuvė LT2. Viso labo 4 kg skirtumas, jam čempas prasideda iš naujo. Laikas, kol dar neįlindom į bendrąją lentelę, dabar šiek tiek iškvėpkim ir pakalbėkim apie Big Fish'ą. Apie Big Fish'ą šiandien kol kas žinau, kad Mantas turi naujienų, man turi labai gražių nuotraukų. Jeigu nežiūrėt rezultatų, tai turim naują. Bet dar reiktų pakalbėti ir apie rytinį svėrimą. Vėlgi pas tos pačius Šiaurės rytų karpininkus, šiandien teko tam būti. Taip. Filmuojam, traukiam didelę žuvį ir... Ir pasvėrus žuvį, paaiškėjo, kad žuvies svoris yra lygiai toks pat, koks buvusio prieš tai... Just One komanda. Taip, Just One komandos turimo Big Fish svoris, tai yra 10 kg 425 gramai. Tai yra dvi identiškos žuvys. Taip, mes jau sakom, gal ta pati, nes ta zona irgi ta pati, perplaukė užkibo. Tai vat, toks jau buvo, jau sakom, jau Šiaurės rytų karpininkai gal ir, špygo jums taukuota, nieko gero nesigavo, bet su Big Fish'u šiandien labai stipriai pasistengė mūsų auksinis berniukas. Tai yra jaunių pasaulio čempionas, kuris taip pat dalyvauja ir Lietuvos vyrų čempionate, tai komanda žvejų klubas Pelekas Starbais. Šiandien ten buvai ir matom didelę žuvį. Taip, žuvis tikrai įspūdinga, gražus, didelis, ilgas žvynius, kurio svoris yra 13-750 gramų. Taip, dar lendam į 22 sektorių, įsitikinam, taip, 13-750. Na, jau kai balote standartams, tikrai tai yra didelė žuvis, tai sveikinam Rokelį ir jo komandą. Gražus pasirodymas ir ką. Lendam dabar į B zoną. Su A zona viskas kaip ir aišku, ar ne, ten jau aptariam. Ir B zonoje be labai didelių pokyčių, nors į antrą vietą čia šoktelių komanda Traukžuvė LT. 9 Krante LT po rytinio svėrimo pirmavo. Ir NP Bites, Karpoholics ir 527 komandos buvo dalinosi 2-3 vietas. Ir NP Bites Team, atsiprašau, 9 Krante LT, NP Bites Team ir 527. Toks buvo rytinis pasirodymas. Na, o dabar po vakarinio svėrimo tik komanda 9 sugebėjo išlaikyti savo poziciją, ar ne? Taip. O Traukžuvė ir NP Bitesai va čia įsivėlė šiek tiek daugiau nežinomųjų. Tai pats buvau šioje zonoje, tai ką galima pakomentuoti trumpai, kad Traukžuvė LT komanda rado kažkokių vaistukų, žvejojantis nei kokiam vipiniam, nei kažkokiam ypatingam, 34 sektoriui, pasvėrė 11 žuvų su puikiu vidurkiu, beveik 60 kg pasverta, 11 žuvyčių šiam kilų, tai vidurkis grubiai, nepilnai 6 kg. Ir NP Bitesai šiek tiek smuktelna ir 527, kurie buvo trečioje vietoje, sustojo. 5 žuvys vakaro svėrime ir jie krenta net į 7 poziciją. Taip, bet papildant šios zonos svėrimą, man turbūt vienas gražiausių spurtų į priekį iš tikrai prastos pozicijos. Iš 9 pozicijos. Iš 9 pozicijos, tai yra Kauno karpininkų klubas, pasvertos 14 žuvų. 68 kg bendras svoris ir jie dabar yra 5 vietoj ir tikrai, sakyčiau, arti visų kitų vietų esančių viršui. Net, labai gerai įžvalga, net jeigu mes žiūrėtume į pirmąją poziciją, iki pirmosios pozicijos Kauno karpininkų klubui trūksta 20 kg.
Tuo tarpu, jeigu tarkim, Kauno Karpininkų klubas laikytų tokį tempą, jie pademonstravo, tarp kitko, didžiausią svėrimą, gausiausią svėrimą 5 svėrimo metu, 14 žuvų, jokia komanda net panašiai, Kaminda tiesa yra pasisvėrus, bet Kaminda labai sunkiai startavo ir jie vis tiek yra netgi žemiau už Kauno Karpininkus 6 pozicijoje. Bet, kaip sakau, jeigu taip ir toliau, jeigu tempas nekristų ir Trauk žuvį LT komanda, esanti iš kairės, leistų šiek tiek pažvejoti erdviau, tai dar Kauno Karpininkų klubas galėtų galvoti teoriškai net apie 1 poziciją zonai. O tai reiškia ką? Kad bendroje Lietuvos čempionato lentelėje jie būtų 3. Jie būtų 3 jau Lietuvos čempionato lentelėje, reiškia komanda, kuri jau praktiškai po rytinio svėrimo buvo palaidojusi viltis, jinai teoriškai dar galėtų galvoti apie čempionato bronzą bei kelialapį į pasaulio čempionatą, taip kad palikome Mindaugą su Paulium prie vandens. Tai mačiau, kad bėga taip, kad žemė iš po kojų, kaip pas didelius kanopinius, laksto į šonus. Kibimas yra, matėm, kad tai atitraukimas, tai kibimas, tikrai labai įdomi situacija, bet dabar galim tiesiog apibendrinti. 1 pozicija 9 krante LT, Trauk žuvį LT komanda 2 vieta, atsilieka nuo lyderio zonoje viso labo 3 kg. NP Bites Team nuo lyderio atsilieka 9 kg, esantis 3 vietoje. Krante LT Karpoholiks, kurie irgi kovoja dėl 3 pozicijos čempionate, 98 kg 300 g. Ir Kauno Karpininkų klubas, kaip minėjo Mantas, 94 kg 475 g ir labai galingas spurtas. Paskutinėme svėrime net 14 žuvų. Štai tokios tokelės, kai jau atrodė, kad ryte tiek A zonoje, tiek B zonoje jau kažkokios tai labai aiškios tendencijos pasidarė, bet kiek matom šiandien sustojimų, kuriais puikiai pasinaudojo varžovai. Taip, vieni sustoja, kiti ne. Čia gal reikėtų pasakyti šitaip. Tam tikros komandos padaro teisingus pakeitimus, vieni sustoja, kiti gaudo. Tai dėl to kiti ir sustoja. Matyt, kad, kaip sako sportininkai, nusiėmė žuvį ir nuo varžovo, nes visi dalijomės tą pačią žuvimi. Sektoriaus ribų po vandeniu nėra. Mes to gyvo daikto plaukiančio po vandeniu nekontroliuojam. Gerai, lendam į bendrąją lentelę, greitai aptariam, kas yra čia. Pasižiūrime į skirtumus. Bendroje lentelėje be abejo jau veikia zonos taisyklės. Tai Šiaurės rytų karpininkai panašu, kad jau yra labai aiškiai nusitaikę į etapą nugalėtojus, ar ne, Mantai? Taip, čia yra ganėtinai, sakyčiau, Balotės karpių dydžiais saugi persvara, tai yra 50 kg. Nuo žmonių, kurie... Net ne 50, 200, Šiaurės rytų karpininkai 205 kg, o B zonoje 9 krante 114, tai čia jau žymiai didesnė persvara, čia net ne 50. Soriukas kartais nespėjame įsižiūrėti į skaičius, akis apgauna, irgi nesam čia per daug pasilsėję, tai ne viską kitą kartą pastebim. Tai taip, 9 krante LT yra, kadangi yra B zonos lyderiai, su 114 kg, tai va jau kai kalbame apie šiuos žaidėjus. Na ir ką, 3 vietoje vis dar išsilaiko 3-1-4 Team Poseidon. Bet saugumo vėlgi 1 penkete dar nematau, jeigu kalbam apie 2-5 pozicijas, dar jo čia labai rimto nėra, nes vėl grįžtam prie to, kad ta pasiutpolkė skaičių ir toks neprognozuojamas kibimas šio etapo metu, kad tiesiog patys išsižioja, vaikštam prie vandens, ateinam jau pas tas komandas, kur jau kažkas jau buvo užsikūrę, viskas aišku, ateinam, kad jau ten nieko neaišku, jau kažkas aišku pasidarė kitur ir vėl akis tokios ir vėl žiūrim į lenteles, kurios griūva aukštinkojom. Tai kol kas, po 5 svėrimo, overall etapo lentelėje Šiaurės rytų karpininkai, 1 pozicija, 2 vietoje B zona 9 krante LT komanda, 3 pozicija 3-1-4 Team Poseidon. Ir dabar užsukime į Lietuvos čempionato lentelę, kurį užadėjom, kad šiandien tikrai mes ją pasižiūrėsime. Ir Lietuvos čempionato lentelėje nieks nepasikeitė. Ką turėjom, tą ir turėjom.
vis tik tai, kad ir su nedideliais tais taškeliais, bet, na, okei, atvirkščiai galbūt, dabar turintys šiek tiek daugiau baudos taškų čempionato lyderiai, bet atėjo jie su labai mažais skaičiais, tai vis tiek dar kažkoks tai saugumas yra išlikęs, tai niekas, kaip sakiau, ir nepakitę. Krante LT, Traukžuvė LT 2, Krante LT Karpoholiks. Toks yra pirmasis trejetas. Jeigu varžybos pasibaigtų dabar, tai štai tokį Lietuvos čempionato pirmąjį trejetą ir sveikintume. Bet matom, kad Šiaurės rytų karpininkai pasitempė į 4. poziciją. Ir viso labo 2 taškų jiems trūksta iki Karpoholikų. Jeigu Šiaurės rytų karpininkai taip ir toliau, tai ką čia dar gali žinot? Dar gali ir 3 vieta pasikeisti. 5 pozicijoje 9 Krante LT, Traukžuvė LT, Karpdevas, Kauno karpininkų klubas ir čia sportininkai dalyjasi tarp 12 ir 14 taškų. Bet ką tik tai kalbėjom, kad vieni sustojo, pristabdė, kiti lipa į viršų ir aš net nebejoju, kad mes tik rytoj po paskutinio, po signalinio svėrimo galėsime kažkokias padaryti išvadas. Gramais. Visai eina gramais. Tikrai gramais ir kalbant apie baudos balus, tai kad suprast situaciją, tai 2 baudos balai, tai tik aukštesnė vieta zonoje ir viskas, ir tu jau juos atloši. Taip, ir tie balai išnyksta. Mes žinom, kad šiek tiek keblu, šiek tiek sunku kitą kartą suprasti apie tai, ką mes kalbam, jeigu tiesiog čia nebūni paniręs visą galvą į tas lenteles, tai reikia tiesiog pajausti kitą kartą ir tai jau turi atsirasti pojūtis, bet labai tikimės, kad šiek tiek įnešėm jums aiškumo apie tai, kas šiandien vyko prie vandens. Taip, Mantai, ačiū. Tai buvo Mantas Brazaitis, mūsų varžybų studijoje aptarėme rezultatus finaliniam Krante LT etape po 5 svėrimo, o dabar važiuojam toliau. Na štai, mėlyjeji, Mantą paleidau dirbti prie vandens, vis tik tai artėjam finišo link, daug reikalų yra. Pas mus vėlgi čia žadamos audros, dunda, tai gerai nulyja ir panašiai, bet dabar mes ne apie tai. Kadangi iki varžybų finišo ir viso Lietuvos čempionato finišo liko tikrai jau labai nedaug laiko, tai laikas šnektelti apie tai, kurgi tas pirmas prizininkų trejetas, ta mūsų Lietuvos rinktinė šiemet dalyvaus pasaulio čempionate. Faktas, visi žinom, kad tai yra Šiaurės Makedonija, bet laikas pakalbėti apie patį vandens telkinį. Vandens telkinys tai didžiulė užtvanka Leik Mavrovo, Mavrovo ežeras esantis Šiaurės Makedonijos šiaurinėje dalyje ir šiek tiek pasidarėm namų darbų, pasižiūrinėjom apie ežerą, tai ką verta papasakoti, kad ežeras tikrai bus nemenkas, už balotą didesnis 8 kartus, 1370 hektarų, 10 km ilgis, maksimalus gylis net 51 metras ir 1200 metrų virš jūros lygio. Tai tokia statistinė informacija apie vandens telkinį, bus įdomu, tikrai noriu pamatyti pats savo akimis tą vandenį, tačiau dar pavasarį, kai jau tik tai buvo paskelbta, kur įvyks kitas pasaulio FIBSET vyrų čempionatas, pradėję ieškoti kartu su sportininkais informacijos apie šį vandens telkinį, kažkokių tai vaizdo įrašų YouTube platformoje, kažkokių nuotraukų, kažkokios informacijos Google, jos praktiškai neradom jokios, nes tai nebuvo panašu, kad tai yra sportinis vandens telkinys, nes jeigu pasižiūrėtume į kokią nors Jošavą Kroatijoje ar panašius sportinius vandens telkinius, tai tiesiog įvedi pavadinimą ir internetai sproksta nuo informacijos, nuotraukų, vaizdo įrašų gausos, o čia nebuvo praktiškai nieko. Tačiau organizatoriai tikrai gulėsi kryžium, kad viskas bus gerai, bus įžuvintas tikrai labai didžiulis tonažas, koks dabar jis yra tikslus, nenoriu spoilint, tačiau tikrai su tonažu yra dirbama, ištisai palaipsniui yra įžuvinama ir kas jau kas, bet mūsų būsimosios rinktinės kapitonai Rimantas Kičas su Deividu Saboniu apie šį vandens telkinį ir apie visus tos pletkus yra surinkę ko gero daugiausiai informacijos. Taigi dabar trumpas interviu su Rimantu, kuris ir papasakos, ar teisingi tie visi pletkai, ar teisybė, kas yra kalbama apie būsimą
pasaulio čempionato vandens telkinį. Taip kad žiūrim ir klausom, ką kalba komandos kapitonas. Atėjo laikas pasikalbėti apie būsimą pasaulio čempionato vandens telkinį. Daug mitų ir legendų sklandė visą sezoną, tai trumpai drūtai apie patį vandenį, o po to šiek tiek įlysime į gilesnės detalės. Pats vandens telkinys bent pačiai pradžiai, kaip sužinom, kad jau būtent bus Mavrovo užtvankoje, tai buvo labai daug abejonių, nes šalia esantis, nes šiaip tas telkinys nėra prižuvintas. Nesportinis karpinis telkinys. Taip, tai yra daugiau upėtakinis telkinys. Ir turėjom labai didelės abejonės, kaip tai galėtų įvykti tokiam telkiny pasaulio čempionatas, bet kaip dabar rodo jau 4 varžybos, kurios vyksta tame telkinyje, tendencingai yra žuvinamas telkinys ir su kiekvienom varžybomis, kurios ten vyksta ir Balkanų taurė, ir Šiaurės Makedonijos čempionatas vykęs, tai matom, kad tendencija žuvies pagavimo didėja, bet vis dėlto tai nėra didelis kiekis komandų, tai yra, sakykime, dominacija nuo 20 iki 30 komandų. Tai tie pagavimai, sakykime, kurie vyko pirmas 2 varžybas, tai buvo dar komandų, kurios neatsidarinėjo, o dabar paskutinės, kurios vyko Balkanų taurėj. Tai jau visos komandos tikrai atsidarė ir pakankamai pagavo nemažus kiekius žuvies. Tai byloja iš tikrųjų, kad žuvina. Pamažu vis didina ir didina žuvies masę organizatoriai. Taip, sekam visą informaciją, matom, kad telkinį tikrai žuvina, visi yra filmuoti video, kaip žuvį leidinėja. Aišku, bus super sudėtingos sąlygos žvejybai, dėl to, kad kol kas ta žuvis laikosi labai arti krantų, kaip jinai elgsis rugsėjo mėnesį, tai žinoma mes dar pamatysim, bet galimai yra tai labai didžiulis yra telkinys, per kurį gali, sakykime, pasiskleisti ta žuvis ir galimai gali būti pasaulio čempionate pakankamai sunkios sąlygos, sakykime, visiems 3 dvejetam atsidaryti. Supratau, nes kodėl mes žiūrovam šiek tiek galbūt paaiškinkim, štai šiuo metu matote vaizdus iš organizatorių video, kodėl mes būtent kalbame apie žuvies kiekius su kapitonais, nes nuo sezono pradžios, nuo šių metų pradžios mes įvedę pavadinimą Mavrovo, žuvį karpis, karp, prie Google'as net nerodė ne vienos nuotraukos, tai mums kilo labai didžiulių abejonių. Taip, tikrai kilo daug abejonių dėl to, kad lyginom su praeitų metų Kroatijos čempionatu, kur kaip ir buvo organizatoriai nurodę vieną telkinį, kad bus, bet iš tikrųjų tenais darydami treniruotę ir sužinojome, kad vis dėlto vyks kitam telkinyje, tai galvom, kad čia irgi yra tam tikras organizatorių žaidimas, nes žinom, kad šalia lygiai grečiai esanti kita užtvanka yra gausiai prižuvinta karpiais. Ir galvom, kad tikrai visų dėmesį nukreipinėja būtent ant to telkinio, bet finale paskui paskelbs, kad bus šitam telkinyje. Tai bet vis dėlto esančios varžybos rodo... Buvę jau šį sezoną. Taip, kad vis dėlto tą telkinį organizatoriai neblefuoja, kad būtent tą telkinį žuvina ir pakankamai neblogai gaudo, ne pačias didžiausias žuvis, bet yra ir tikrai nemažo kalibro žuvies, bet standartas turbūt bus tarp 1,5–2,5 kg. Tai štai tokios mintys iš mūsų komandos vieno iš kapitonų lūpų. Rimantas Kišas ką tik tai pasidalino savo mintimis apie Lake Mavrovo ežerą Šiaurės Makedonijoje, kuriame rugsėjo mėnesį startuos pasaulio vyrų sportinės karpių žūklės čempionatas. O dabar laikas mūsų žaidimams su žiūrovais. Vakar buvome uždavę jums klausimą, į kurį teisingai atsakęs vienas iš žiūrovų. Šviežutėlį ant pabais masalai. Dovanų gaus 4 dėžutes šviežiausių
NP Bites masalų, kurie tikrai yra išbandyti tiek sporto varžybose, tiek paprastose, vadinkime, karpių žuklės sesijose. Ir vakar klausimas buvo tikrai, mano galva, suktas, balsuoti buvo galima iki šios dienos 19 vakaro. Ir klausėme, ar 3-1-4 Team Poseidon išlaikys lyderių poziciją bendroje lentelėje, kas buvo vakar. Deja, bet Poseidonams nepavyko išsaugot savo vietos ir visi, kurie spėliojote ir rašėte, kad ne, Team Poseidon neišsaugo savo pozicijos, jūs buvote teisūs. Na tai dabar ką, šaudau kadangi esu vienas, tai patikėkit, darau viską sąžiningai, esu atsidaręs komentarų skiltį po video, šaudau aukštyn žemyn, na ir ką, pirmas komentaras, kurį randu teisinga, tai yra taip, ne, atsakyta prieš 12 valandų, viskas padaryta teisingai, Vaidas Mockevičius. Vaidai, sveikiname jūs. Jums atitenka NP Bites 4 dėžutės puikiausių masalų. Nepamirškit, užeikit pas mus į Lietuvos karpininkų asociacijos paskyrą Facebook'e, susisiekite su mumis asmeninę žinutę ir susitarsime, kaip jums bus pristatytas jūsų laimėtas prizas. Na, o dabar, mano galva, vėlgi, įdomus klausimas, į kurį nėra vienareikšmio atsakymo, toks, galima sakyti, 50-50. Ir kadangi klausimas apie čempionus, tai ir prizas čempioniškas. Krante LT šio etapo partneris jums žiūrovų įsteigė 5 kg pakuotę Dynamite Baits Source baltyminių kukulių. Ir ši pakuotė atiteks žiūrovui, kuris teisingai iki rytdienos 12 valandos atsakys į mūsų naują klausimą. Kuri komanda taps Lietuvos komanda nugalėtoja, čempione? Rašykite savo atsakymų variantus į komentarų skiltį čia, YouTube po šiuo video ir rytoj po pietų, jau po testų ir po apdovanojimų sesijos paskelbsime naująjį nugalėtoją. Kaip sakiau, būti su mumis verta, nes Krante LT tikrai, kaip ir visi kiti mūsų etapo partneriai, tiesiog taškosi prizais. Dėkojam dar kartą, kad palaukėt mūsų, kad žiūrėjote transliacijas, kad palaukėt šio podcast'o. Sakau iki, susitinkame rytoj 7 val. Ryte iš zonos A, prieš paskutinis sverimas. Ir, tikrai, manau, kad labai greitai mūsų laukiam fanfaros, labai greitai žinosime Lietuvos čempionato pirmąjį trejetuką. Iki, gero vakaro, galbūt skanios kavos, jei žiūrite mus ryte, susitinkam jau greitai.